Šiandien žiniose Panevėžyje lankėsi Europos krepšinio čempionato komandų atstovai. Nuo birželio prasidės priėmimas į aukštąsias mokyklas. Vis daugiau panevėžiečių keliauja po savo kraštą. Paskirstytos meno stipendijos. Šiandien Panevėžyje lankėsi Didžiosios Britanijos, Turkijos ir Lietuvos nacionalinių krepšinio federacijų atstovai. Jie apžiūrėjo Romantik viešbutį, kuriame gyvens Europos vyrų krepšinio čempionato komandos ir kuriame vis dar tebevyksta statybos darbai dėl papildomų kambarių įrengimo, taip pat treniruočių salė Aukštaitijos sporto rūmuose bei Cido arena. Man labai džiugu, kad mūsų svečiai iš Anglijos ir Turkijos visą tai pamatė, aplankė, apžiūrėjo, pasakė, viskas labai tvarkinga, viskas labai gerai ir tikrai džiaugiamės mes su jais kartu. Ypač buvo akcentuota, kad mūsų miestas nedidelis, atstumai labai nedideli, taip kad bus labai patogu jų komandams čia dirbti, gyventi ir žaisti. Taip kad mes patys džiaugiamės ir galime pasakyti, galbūt drąsiai, kad Panevėžys yra galbūt geriausiai pasiruošęs Europos vyrų krepšinio čempionatui. Parodėm irgi galimybės, kur galima bus naudotis treniruoklių sale ir parodėm apšilimo salę. Tai yra treniruočių salė buvusią senosius sporto rūmus. Tai iš tos dalies tikrai viskas gerai. Dabar yra konstruojamas komandų viešbutis, būtent Romantiko ten sena dalis ar nauja dalis. Tai sunkumai tokie, kad šiai dienai eina tik tai remontas į pabaigą ir, kiek supratau, birželio gale Liepos pradžioj bus atidarytas visas kompleksas. Nes dabar irgi žiūrėjom ir treniruoklių salę, kuri tik tai, kaip ir sakau, taip ir atrodys, tik dulkes nusivalys, o baseino vieta dar pakol kas darbų įkarštyje. Bet šiaip, pagal visus tuos dalykus, ką aš pats dirbdamas su rinktinė pamačiau, tai aš manau, kad mes tikrai tenkinam jų poreikius ir nėra jokių didelių problemų. Tiek Didžiosios Britanijos rinktinės vadovas, tiek Turkijos krepšinio federacijos atstovas tvirtino likę patenkinti visomis sąlygomis, kurios bus suteiktos jų šalių rinktinėms per čempionatą. Vietinio organizacinio komiteto darbas puikus, miestas jaukus, gražus, sporto infrastruktūra atitinka visus lūkesčius ir reikalavimus. Iš karto matome, kad Lietuva krepšinio šalis. Organizacija puikiai, tikiuosi, kad Panevėžys bus geras tramplinas mūsų rinktiniai į kitą čempionato etapą. Prieš mėnesį Panevėžį buvo aplankiusi ir Ispanijos krepšinio federacijos delegacija. Jos atstovai taip pat nepareiškė jokio nepasitenkinimo ir tvirtino, kad sąlygos priimti krepšinio grandus Panevėžyje tinkamos. Jau nuo birželio 1 prasidės bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Kaip ir pernai, šiemet abiturientai prašymus turės pildyti internetinėje erdvėje. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Pildant internetu, reiškia, pirmučiausia, tai reikia labai atidžiai pasižiūrėti ir atsakingai pildyti. Tai, kad nesumaišyti vardą su pavarde. Ir labai reikia atidžiai pildyti rašant elektroninį paštą. Kada atsidarys lama.bpo.lt, kad užsiregistruoti, parašius elektroninį paštą, užsiregistravus elektroniniu paštu gaus registracijos numerį. Tokiais atvejais, jeigu bus su klaidom parašyta, jie automatiškai negaus laiško ir negalės registruotis. Abiturientai, kurie planuoja pasirinkti menų sritį ar pedagogikos studijas, pateikti prašymus turi ne vėliau kaip iki birželio 17 dienos, kadangi jų lauks motyvacinio testo laikymas bei stojamieji egzaminai. Prašyme gali rašyti iš viso 12 norų. Tuo tarpu, reiškia, bendram priėmime Lietuvos į aukštąsias mokyklas dalyvauja 44 aukštosios mokyklos. Reiškia, tuo pačiu galės prašyme nurodyti pageidavimus ir į universitetinės, ir į neuniversitetinės studijas. Na ir kada pildo, reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kad nebūtų kokių nors klaidų. Dabar pas mus Panevėžy, būtent pas mus, va čia Klaipėdos 3, 410 kabinete yra centras Lietuvos priėmimų į aukštąsias mokyklas. Jeigu kam iškiltų kokių klausimų, ar ten tėvam, ar ten seneliam, ar ten abiturientams, reiškia, jie gali ateiti bet kuriuo laiku ir pasikonsultuoti.
Kodėl akcentuoju? Dėl to, kad tie, kurie pernai įstojo, šiemet stos, kurie pernai baigė vidurinę, šiemet baigs vidurinę, reiškia, jų atestatai bus perduodami automatiškai į duomenų bazę. Bet tie, kurie vidurinę baigė anksčiau, reiškia, jie turėtų ateiti į mūsų priėmimo centrą ir atsinešti atestatą, kad galėtume mes suvesti atestato įvertinimus visus balus. Pagrindinis priėmimas vyks 2 etapais. Pirmajame etape stojančiajam bus siūloma viena valstybės finansuojama ir viena valstybės nefinansuojama vieta universitete arba kolegijoje. Pakviestas asmuo galės priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba nustatytą tvarką patvirtinę savo apsisprendimą dalyvauti antrajame etape. Jei po pagrindinio priėmimo etapo liks laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų, bus organizuojamas papildomas priėmimo etapas. Jame galės dalyvauti tik pagrindinėme priėmime dalyvavę asmenys. Panevėžio turizmo informacijos centras džiaugiasi vis didėjančių vietinių turistų srautu ir prasidėjus šiltajam sezonui panevėžiečiams ir miesto svečiams vėl siūlo pažintines keliones po savo kraštą. Tradiciškai, kai pradės organizuoti renginius penktadienį Laisvės aikštėje, kad atgaivintų mūsų miestą ir šurmulio būtų daugiau, šeštadieniais mes visą birželį kviesim 12 val. Į ekskursijas po Panevėžio miestą pėsčiomis ir jeigu panevėžiečiai turi svečių, tai maloniai laukiam su jais. Ir tai truks neilgai, 1 valandą pėsčiomis, bet kartais būna pažinimai ir netikėti ir savam mieste. Ir nors ekskursijos po miestą ir jo apylinkės organizuojamos jau nebe pirmus metus, tačiau Daivos Stankūnaitės teigimu gyventojams jos nepabosta, kadangi kaskart į svarbius miesto objektus yra pažvelgiama kitaip. Dažniausiai galima džiaugtis tuo, kad jeigu papasakosi įdomią istoriją arba pasakysi naujieną, kurios nežino ir jeigu tai yra arti, tai visą laiką pasinaudos klientai tą informaciją. Ir naujai rekonstruotas Puzniškio muziejus, visai nedidelis kilometrų atstumas. Joniškėlį vyno degustacija ir visi labai su malonumu dabar domėjosi renginiais, kurie vyko Pakruojo dvare. Mes visą laiką reklamuojam Bistramfolio festivalius ir žmonės tiesiog kartais užmiršta. Mes turim daug skrajučių apie tos renginius. Domisi ne tik tai mūsų Bistramfolio, bet ir Pažaislio festivalio, Tytuvėnuose vyksta koncertai. Ir smagu, kad domisi, bet jeigu pasakysi naujieną ir bus šalia, žmonės jau prie stereotipų neprisiriša, mes ieškam naujovių ir smagu, aišku, jeigu ta naujovė yra visai arti. Norintiems pažinti ne tik savo šalį, bet ir artimiausias Lietuvos kaimynės, siūlomas jau 5 metus organizuojamas Baltijos šalių maratonas, kurio metu lankomi svarbiausi ir įdomiausi Lietuvos, Latvijos bei Estijos objektai. Siekdama padėti miesto menininkams įgyvendinti kūrybinės idėjas, miesto savivaldybė dar kovo mėnesį paskelbė jau 2. meno stipendijos konkursą. Galimybę gauti finansinę paramą kūrybos procesui šiemet panoro pasinaudoti kur kas daugiau menininkų nei pernai. Pernai mes berods buvo 8 pretendentai, šiemet buvo jų 21. Bet rezultatais aš norėčiau pasidžiaugti, iš tikrųjų iš 21 15 besikreipiančių gavo stipendijas, galbūt ne tokias, kokių tikėjosi, bet, sakysim, beveik 2/3 visų pateiktų paraiškų buvo patenkintos, aš manau, kad tai nėra blogas rezultatas. Stipendijoms iš viso išdalinta 40 000 litų. Daugiausiai po 5 000 litų skirta poetei, literatūros puoselėtojai Elvyrai Pažemeckaitei, kuri ketina sudaryti ir išleisti naują poezijos knygą, bei dailininkui Ramūnui Grikevičiui, planuojančiam sukurti kompiuterinės grafikos ir tapybos sintezės kūrinių ciklą. Didžiausia suma, kurio gavo menininkai, buvo 5 000, tai berods 2 menininkai gavo, 1 literatūrinis projektas buvo ir 1 dailės. Šiaip iš tikrųjų daugiausia dailės projektų buvo. Stipendijas gavo berods 8 dailės, 1 šokio, 2 muzikos, 1 teatro ir 2 literatūros projektai. Taip, turbūt ir iš tikrųjų tokie, galbūt dailininkai aktyvesni, tai iš kitos pusės aš manau, kad būtent dailininkai daugiausiai pasirenka tą kelią, kai kūrybai atsiduoda. Sakysim, kitų sričių menininkai dažnai dirba kitose darbuose, galbūt tai įtakojo. Pagal savivaldybės meno stipendijos nuostatus kitą kartą pretenduoti į stipendiją menininkai galės praėjus ne mažiau kaip 3 metams po stipendijos gavimo.